Esminis dalykas dėl šito projekto, tai jeigu motyvuojama, argumentuojama, kad čia gynybai, ten skaičiuojama 9 milijonai, tai aš manau, kad tikrai mūsų vertinimu tikrai net tų 9 nebus, nes kadangi, reiškia, dabar pagrindis būstas apie 80% sudaro viso struktūroje, tai, žinot, skaičiavimas pagal esamą situaciją, o jeigu, reiškia, po to optimizuosite mokestį, gal šeimos nariai tenai gali vėl vienas vienam būste, kitas kitam deklaruoti, žodžiu, greičiausiai sumažės, ten pasidarys labai mažai tų nepagrindinių būstų, tai nebus ko gero nei 5 milijonų surinkta. O jeigu būtų daugiau, kas atsitiktų? Tai esmė turbūt ar 9 ar 5 milijonai čia nesprendžia turbūt gynybos klausimų, tuo labiau, kad jau iš savivaldybių yra paimta gynybos reikmėm 150 milijonų, reiškia, civilinės saugai. O dar blogiau, kad dabar jau numatoma net 2 procentai GPM-o. Tarp kitko buvo kalba pirmininkė, prisimenat, kad nedaugiau gal kaip 1 procentas, bet gavosi 2 procentai, tai čia aišku, kasmet augančios sumos, čia jau bus ir vos ne 100 milijonų, reiškia, paimta. Tai plus dar 0,2 papildomas tarifas komerciniam turtui, kas irgi gali įtakoti savivaldybių pajamas, nes savivaldybėm bus spaudimas susimažinti savo tarifą kažkiek, tai reiškia, ir tikriausiai nenorės labai savo verslo bendruomenės, kažkiek matyt teks tą mažinti. Tai žodžiu, čia bus tikrai jau paimta pakankamai iš savivaldos jau ir taip tų lėšų, ir čia, manau, tas klausimas tų 9 milijonų tikrai nesminis.